Na, o dabar metas trumpai apžvelgti Lietuvos motociklų sporto federacijos skelbiamą varžybų kalendorių. Jame daugiau nei 80 įvairiausių motociklų sporto šakų varžybų. Apžvalgą pradėsime balandžio mėnesio renginiais. Balandžio 9-ąją Baltijos enduro kroso čempionato pirmas etapas Kasterciems Latvijoje. Taip pat balandžio 9-ąją motociklų krosas Šiaulių apskrities varžybų antras etapas. Balandžio 16-ąją komercinės enduro kroso varžybos Vievyje. Balandžio 17-ąją motociklų krosas Ruopiškio taurė Ruopiškyje. Balandžio 23-ąją Šiaulių apskrities varžybų trečiasis etapas. Balandžio 30-ąją Lietuvos motociklų kroso čempionato pirmas etapas Plungėje. Taip pat balandžio 30-ąją Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato pirmasis etapas Kaune. Gegužės mėnuo pradedamas Lietuvos motociklų kroso čempionato pirmuoju etapu Plungėje. Taip pat gegužės 1-ąją vyks Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato pirmasis etapas Kaune. Dar vienas renginys gegužės 1-ąją Lietuvos ir Latvijos supermoto čempionato pirmasis etapas Rygoje. Gegužės 7-ąją Lietuvos plento žiedo čempionato pirmas etapas Poznanėje, Lenkijoje. Ta pačią dieną Vilniuje prasidės Lietuvos enduro kroso čempionato pirmas etapas bei Baltijos enduro kroso čempionato antras etapas. Gegužės 7-8 dienomis Pakruojyje vyks Dolomito taurės varžybos. Gegužės 14-ąją motociklų krosas Šiaulių apskrities varžybų ketvirtasis etapas. Gegužės 14 ir 15 dvi dienas truksiančios Lietuvos ir Baltijos enduro kroso čempionato antrojo etapo varžybos Paikuse, Estijoje. Gegužės 28 dieną motociklų krosas Šiaulių apskrities varžybų penktasis etapas. Ta pačią dieną vyks ir trialas Baltijos čempionato pirmasis etapas Tarpa mieste Estijoje. Taip pat gegužės 28-ąją startuoja dvi dienas truksiančios varžybos Lietuvos plento žiedo čempionato antrasis etapas Bikerniekų žiede Latvijoje. Birželio 4 dieną Kaune Lietuvos enduro kroso čempionato antrasis etapas ir Baltijos enduro kroso čempionato trečiasis etapas. Ta pačią dieną vyks ir Super taurė 2011 Kaunas. Taip pat birželio 4-ąją vyks supermoto varžybos Lietuvos supermoto čempionato antrasis etapas, Baltijos šalių pirmasis etapas, Latvijos supermoto čempionato antrasis etapas Kaune. Dar vienos varžybos birželio 4-ąją taip pat Kaune. Čia vyks Lietuvos motorolerių čempionato pirmas etapas. Birželio 5-ąją motociklų krosas organizuojamas Tytuvėnuose, Spagnum taurė. Birželio 11-12 dienomis motociklų krosas organizuojamas Utenoje, Utenos taurė bei Super taurė 2011. Birželio 11-12 dienomis Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato trečiasis etapas Rakė mieste Estijoje. Birželio 18-ąją Lietuvos plento žiedo čempionato trečiasis etapas Slovakijoje, Slovakija Ring. Birželio 19-ąją motociklų krosas Nemuno taurė Kėdainiuose. Birželio 25-ąją motociklų krosas Šiaulių apskrities varžybų šeštasis etapas Šiauliuose. Birželio 30-ąją trialo varžybų Baltijos čempionato antrasis etapas Vasalema mieste Estijoje. Liepos 2-3 dienomis Lietuvos motociklų kroso čempionato antrasis etapas Anykščiuose. Taip pat Liepos 2-3 dienomis Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato ketvirtasis etapas Ogre mieste Latvijoje. Liepos 6-ąją Lietuvos supermoto čempionato trečiasis etapas Elektrėnuose. Liepos 9-ąją Baltijos enduro kroso čempionato ketvirtasis etapas Liezere Latvijoje. Taip pat Liepos 9-ąją Šiaulių apskrities varžybų septintasis etapas Šiauliuose. Dar vienos varžybos Liepos 9-ąją Lietuvos plento žiedo čempionato ketvirtasis etapas Saremoje, Estijoje. Liepos 30-31 dienomis Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato penktasis etapas Vidžiriži mieste Latvijoje. Rugpjūčio 6 dieną taip pat numatytos trejos varžybos. Vienos iš jų Lietuvos motorolerių čempionato antrasis etapas Aukštadvaryje. Dar vienos Šiaulių apskrities varžybos aštuntasis etapas Šiauliuose. Taip pat Lietuvos plento žiedo čempionato penktasis etapas Poznanėje. Šios varžybos truks 2 dienas. Rugpjūčio 13 dieną motociklų krosas Dekstos taurė Anykščiuose. Taip pat rugpjūčio 13-ąją trialo varžybos Baltijos čempionato trečiasis etapas Jelgava Prieškalnį, Latvija. Rugpjūčio 18 dieną supermoto varžybos Lietuvos supermoto čempionato ketvirtasis etapas bei Latvijos supermoto čempionato penktasis etapas Kandavoje, Latvijoje. Rugpjūčio 20 dieną motociklų krosas Oskaro taurė vyks Vilniuje.
Taip pat rugpjūčio 20-ąją trialo varžybų Baltijos čempionato 4 etapas Rygoje. Rugpjūčio 20-21 dienomis Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato 5 etapas Salacgriva, Latvijoje. Rugpjūčio 21 dieną Lietuvos plento žiedo čempionato 6 etapas Kačerginėje. Rugsėjo 3 dieną Baltijos enduro kroso čempionato 5 etapas Vidžriži, Latvijoje. Taip pat rugsėjo 3 motociklų krosas Šiaulių apskrities varžybų 9 etapas Šiauliuose. Rugsėjo 4 motociklų krosas Super Taurė 2011 Kaune. Rugsėjo 10 trialo Baltijos čempionato 5 etapas Trakuose. Rugsėjo 10-11 dienomis Lietuvos motociklų kroso čempionato 3 etapas Panevėžyje. Rugsėjo 17 Lietuvos enduro kroso čempionato 3 etapas Rokiškyje. Rugsėjo 25 motociklų krosas Litnaglio taurė Plungėje. Spalio 1 Lietuvos enduro kroso 4 etapas Vievyje. Taip pat spalio 1 Šiaulių apskrities varžybų 10 etapas. Spalio 2 motociklų krosas Super Taurė 2011 Kaune. Spalio 2 Lietuvos motorolerių čempionato 3 etapas Vilniuje. Spalio 8 Baltijos enduro kroso čempionato 6 etapas Paikuse, Estijoje. Spalio 8-9 dienomis Lietuvos motociklų kroso čempionato 4 etapas Ruopiškyje, o spalio 15 Baltijos enduro kroso čempionato 7 etapas Hapsalų, Estijoje.